Nu kas yra? Aš dėl vestuvių. Abejoji? Žinai, Lietuvos sodus. Kokia mano šukuosena? Jeigu lygiai. O bateliai, 3 metrų vėliumas, viena diena, šitiek pinigų, nuotraukos. Kartais vestuvių neužtenka. Kartais reikia vestuvių. Nu? Šitą žiūrėk, kur jūs ten tokėtės? Graikijoje mes, Rodos saloj. O tai tenai nelys, ne? Ei, 300 saulėtų dienų per metus, koks lietus? O tai kaip tenai? Lėktuvas iš Kauno, tiesiog 3 valandos ir tu, rojus. Kame tas rojus? Tu matei filmą, Toros, graikiškos vestuvės, jūra, saulė, šokiai, gamta, serpantinai, pasiimsi kabriką, aplėksi salą. O kaip ten, koks vynas? Vynas? Toli, gerk. Galiu garantuoti, ryte galvos tikrai neskaudės. O maistas? Šefą žinok turėjau. Super, viską pats augina savo ūkį. Nuo figos iki avis. Viską pats susineša, viską pats padaro. Prie tavo akių. O kaip ten tas, graikiškas šokis buvo? Žinoma, kad buvo. Graikija be sirtakio, ne Graikija. Ir džiazas gyvai buvo. Ferverkus šaudė. Nu geras. O kaip ten... Negaišk laiko. Klausyk, duosiu tau kontaktą. Pasirūpins viskuo. Bus ir poilsis, ir vestuvės tau, ir medaus mėnuo. Bičia, sutaupysi. Tu neįsivaizduoji, kas buvo, kai grįžau. Laikraščiai rašė čia. Kalbėjo visi ten. Rodo saloje, o vestuvės kokios puikios. Nu, suknelė jaunosios, tai nei šis, nei tas. Labas, čia mano žmona Jovita. O čia mano vyras Rinaldas. Mūsų vestuvės buvo Graikijoje. Vestuvės buvo beprotiškai fantastiškos. Padėsime tai padaryti ir jums. Tu nežinai, kur mus rast? Tiesiog Facebook'e storos graikiškos vestuvės. Like and share.